Po darbo archyvo skaitykloje dažnai tenka namuose imti į rankas smulkų žemėlapį ir studijuoti, lyginti istorinius pavadinimus su dabartiniais. Čia labai praverčia smulkų sovietiniai kariniai ir Briedžio leidyklos dabartiniai turistiniai žemėlapiai. Taip pat tarybinės Lietuvos administracinio teritorinio paskirstymo žinynas. Nepamainomas dalykas yra dvitomis lietuvių pavardžių žodynas išleistas paskutiniais tarybiniais metais. Tikriausiai jūs bibliotikoje jį turite. Kartais ypač užsieniečiai emigrantai išvis nežino, iš kur jų protėviai kilę. O pavardę tik tai žinom, tai tenka atsiversti tą žodyną ir ten yra duomenys pateikti iš taip vadinamų smetoninių metų. Kiek tose barakuose gyveno šeimų su tokia pavarde. Ir maždaug paklaidos ribose gali nustatyti kilmę tos šeimos giminės. Na, atėjau prie pabaigos, tai norėjau tik tai pasakyti, kad neteko susidurti kol kas labai su šiauliečiais, Šiaulių miestiečiai, Šiaulių, kurie būtų užsakę genealoginį medį. Daugiausia tai žmonės iš apylinkės Šiaulių. Vastovkinas pasisakė užsakymas, reikėjo surasti Šakynos dvaro ponus, nes emigrantas iš Lietuvos žydas kilme, tai reiškia prisiminė, kad kažkur ten gyveno ir buvo ir bendravo labai gražiai jo protėviai su vietiniu ponu. Tas ponas, atrodo, jau buvo Delos Rekas, prancūzų kilmės imigrantas atvažiavęs į Lietuvą, kuris ar jo vaikai vėliau išvažiavo iš Lietuvos ir buvo žymus Prancūzijos dailininkai ir jų paveikslai kabo Luvre. Tai kad ir Šiauliai gali pasigirti įžymiais žmonėmis. Sėkmingai genealogijai padaryti, atsekti, kur kokį šaltinį ieškoti, reikia taip pat šiek tiek numanyti archyvų istoriją. Kaip tas archyvų fondas formavosi. Kodėl jisai atsidūrė, pavyzdžiui, archyve, o ne rankraščių skyriui kažkurioje bibliotekoje. Tai Vilniaus archyvas suformuotas senųjų aktų archyvo pagrindu, kuris dar 19 amžiuje buvo įsteigtas, po to buvo Vilniaus miesto archyvas. Didelę bėdą turime su Šiauliais. Šiaulių miestų archyvinė prasme. Jeigu Vilniaus miesto ir Kauno miesto 19 amžiaus savivaldybės fondo dokumentai yra išlikę, tai Šiaulių miesto dėja aš jų nežinau. Nors aš išnaršiau per 15 metų ir Vilniaus, ir Kauno archyvus. Tai ponios Audronės ir klausiu, gal kartais pas jūs rankraščių skyriuje kas nors yra? Gerai. Ne. Tai aš girdėjau, kad jisai sudegė, reiškia, rotuščiai per pirmąjį pasaulinį karą. Tai jūs, reiškia, praradot gyventojų surašymą, 19 amžiaus pabaigoje miestiečių darytus, visus mokesčių knygas, visus šauktinių sąrašus, visą tai, ką galima panaudoti genealogijai. Man yra tekę matyti Vilniaus miesto gyventojų surašymą, bet ar tai 1811 ar 1816 metų Vilniaus archyve. Ir nepilna, tik tai gabaliukai išlikusi. Tai aš labai stebėjausi, kiek buvo daug vokiečių. Labai daug vokiečių. Nekalbant apie žydišką. Mieste visur buvo daug gyventojų sudarė ir žydai. Kadangi tekstai parašyti užsienio kalbom, iškyla tyrėjo atsakomybės prieš užsakovą. Tiesiog prieš
istoriografiją, prieš dabartinę, prieš mūsų tautinę pasaulėžiūrą, kaip čia man pasakyti, kaip išversti tą pavardę. Gerai, jeigu tu žinai užsakovo dabartinę pavardę, tai jokios problemos, bet tu jeigu jos nežinai, tai kaip tada išversti Žukovskį? Jeigu kažkaip gali būti ir Žukauskas, ir Žukovskis, ir Žukas, ir Vabalas, netgi gali būti. Taigi, kaip užrašys genealoginiam medį tyrėjas, iš dalies nuo to priklauso mūsų dabartis. Mes taip formuojam viešąją nuomonę. Atrodo, istorija, kuri yra jau užmiršta ir palaidota, o prašau, istoriją galima keisti dabartį ir kurti ateitį. Tai mano, tai vat keletas pavyzdėlių reiškia. Nuo to, kaip išversti vardą Georgijai, kuris rusiškai kartas Jūrijai rašosi, jeigu tekstas lenkiškas, tai Ježai, nuo to ir priklausys, kokią tautybę tas žmogus įvardinti, tos giminės. Pasitaiko nemažai užsakymų, kurie, reiškia, šeimos genealogijos reikia turtui, palikimui nustatyti arba pilietybei gauti. Tai ir paraginčiau tokiu pasakymu, bet Šiaulius paraginčiau, kad mąstyti globaliai, o veikti lokaliai. Ir noriu vieną trumpą mažą dovanėlę Šiauliams padovanoti bibliotekai. Jeigu norėtumėte sužinoti, kas įsteigė pirmą, o gal ir ne pirmą, fotosaloną Šiauliuose, Šiaulių mieste, 1874 metais. Čia va matote signatūrą bylos, kuri saugoma Kauno apygardos archyve. Kauno apygardos archyvas. O, čia neparašiau. Fondas numeris 50. Fondas numeris 50. Aprašas pirmas, byla 19 721. Ačiū Jums uždėmesį. Ir prašom įsigyti per pertrauką žurnalus. Galbūt turėtume dar klausimų pradėti. Prašom klausti. Turite galimybę. Gal prelegentas žino, kad yra paveldas pildomas. Jūs norite archyvinių duomenų? Kaip pernešama į ją paveldą duomenys, gal grafiką žino, ta prasme lokalumą. Dabar, pavyzdžiui, Joniškis yra puiku, labai gerai, o Joniškį galima Joniškio rajono. Bet nežinau, kokia atrenka teka tas bažnyčios, aš nežinau, maldos skyriaus vedėjas. Visų pirma, tikriausiai knygos, kurios yra nesuplyšę, kurios nereikalingos restauracijos, kurios geriausiai išlikę. Aš manau, kad taip. Galbūt dar kažkas klausimų? Dabar yra man pranešti, o dabar man pakviesti savo pertraukėlį.